Amen. Labas rytas, brangieji, ačiū šlovintojai, labas rytas, brangieji, sveikinam su Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente ir šiandien galim jam plot, šokt, dainuot, džiaugtis, halleluja. Šiandien neliūdna šventė, šiandien linksma šventė. Amen. Nes yra tas, kuris mus išlaisvino, tas, kuris mus išgydė, tas, kuris mus atstatė. Todėl mes žiūrėsime ir tai, ką jisai padarė, bet daugiau džiaugsimės rezultatais. Amen. Žinot, ką daro religija? Religija dar laiko prikaltą Jėzų. Taip? Tarsi jis ten ir liko. Bet jis neliko. Jis prisikėlė. Ir jo pozicija jau ne ten. Amen. Jis jau prisikėlė. Aš manau, kad jam net, nesakau, kad Dievas neįsižeidžia niekad, bet jam nedžiugina jo, kai mes dar žiūrim į jį prikaltą. Amen. Džiugina jį tada, kada mes vertinam ir priimam tai, dėl ko jis kentėjo. Amen. Kad jis prisikėlęs, jis nugalėtojas. Ant kryžiaus dar buvo procesas. Amen. O kai jau jis jau prisikėlė, nugalėjo piktąjį pragaruose, dar ir prisikėlė. Ir dabar ta pozicija jo yra tokia didinga, tokia šlovinga, kad jis visą pasaulio žmoniją, kuris patikės, prikels amžinam gyvenimui. Ar tai nėra didinga? Halleluja! Tai nuostabi šventė. Aišku, mes kiekvieną tarnamą džiaugiamės viešpaties Jėzaus išgelbėjimu, kad mes būtume mirę nuodėmėse, bet jis užsidėjo ant savęs. Man labai gražu, aš dar kartą paskaitysiu Izaijo 53 skyrių, kad mes dar atsinaujintume, kad visa tai, ką čia rodė vaidinime, aš čia pirmąsyk mačiau, ką jie čia padarė, man įdomu buvo žiūrėti, visa tai, kas prie jų taip lipo tų žmonių, Jėzus Kristus visą tai užsidėjo ant savęs ir jiems bereikėjo pasakyti atleisk Jėzau ir viskas pakilo. Amen, ant kryžiaus sunaikinta. Kai tu sakai atleisk Jėzau, viskas sunaikinama, nes tai buvo kaina sumokėta Golgotoje. Amen. Kokia malonė, kad per atgailą mes galime būti išteisinti ir išlaisvinti. 53 skyrius Izaijo, jis toks išblaivinantis mus. Amen. Ir reikia jį skaityti labai dažnai, kad tu žinotum, kokioj tu pozicijoje esi. Amen. Kur tavo nuodėmės? Kas už tave sumokėjo kainą? Ir štai Jėzus buvo sumuštas už mūsų nuodėmes, taip. Jėzus, jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs, būdamas pats šventas. Amen. Būdamas pats šventas, pažino ką? Paniekinimą. Paniekinimą. Skausmus, negalės pažinęs. Ir tie skausmai ir paniekinimai tai buvo už mūsų kaltes ir nuodėmes. Negalę pažinęs, mes slėpėme nuo jo savo veidą, jis buvo paniekintas ir mes jį nieku laikėme. Įsivaizduok, tuo metu ten buvo toks niekas. Visi buvo pasimetę. Tai šitaip karjerą pasivaigė Jėzus. Ant kryžiaus prikalė ir sumušė. Ir kai mes nesuvokiame prasmės kryžiaus, tai mes patys nelaimingiausi žmonės, bet mes suvokiame. Amen. Ačiū Jėzui, kad jis mus atvėrė. Jis buvo paniekintas ir mes jį nieku laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės. Halleluja. Pasakyk savo kaimynų, tikrai Jėzus nešė mano negalės. Nesakinu, da aš biškį panešiu, dar aš panešiu. Ne, jis nešė. Jis nešė, nereikia tau nešti. Amen. Tau reikia atnešti, kaip tie atnešė ant kryžiaus. Amen.
tikėti tuo, kad Jėzus nešė šitus skausmus, negalias ant savęs susidėjo ir savo pasiėmė mūsų skausmus. Kaip įsivaduoti iš skausmo šiandien? Tik tikėjimu, kad Jėzus Kristus pasiėmė tą skausmą. Ir kai tu tuo tiki, tu tampi laisvas. Amen. Aš nežinau, kaip tu, aš taip gyvenu. Jeigu negyvenčiau taip, tai nebūčiau džiaugsminga. Amen. Bet tu džiaugsmingas dėl to, kad tu neneši tų naštų, tu neneši skausmų ant savęs, tu neneši negalių ant savęs, nors jos ateis, tikrai ateis, bet Dievo valia, kad mes jas tikėjimu atiduotume ant kryžiaus. Amen. Todėl, kad jis prisiėmė ant savęs. Jeigu aš prisiimu savo, tai reiškiasi, aš paniekinu jo auką ir jo kančią. Jis veltui kentėjo ant kryžiaus. Kaip Paulius sako, jeigu nepriimate malonės tos, kurią Jėzus mums dovanojo, tai Jėzus tada numirė veltui. Bet mes priimam tą malonę, išgydė. Nuodėmės visos buvo sudėtos ant jo švento Jėzaus, kad mes būtume išlaisvinti iš nuodėmės. O mes laikėme jau nubaustų Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes. Kai mes nusidedam, priešas mušt mus pradeda. Aha, padarei. Ir tai yra kančia. Todėl atgailaukime ir priimkime atleidimą, nes Jėzus Kristus prisiėmė ant savęs mūsų nuodėmes ir jas nugalėjo. Išlaisvino tave ir mane iš jos. Amen. Išlaisvino mane. Aleliuja. 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 Kas gali būti nuostabiau? Kas gali išlaisvinti iš nuodėmės? Mūsų pasistengimas, ne. Mes stengiamės, bet vis viena nesigavo mums, ar ne? Todėl principas yra per tikėjimą jūs būsite, sako, išlaisvinti. Amen. Atgailaudami dėl nuodėmės, atgailaudami dėl to, ką padarėme ir priimdami Jėzaus atleidimą. Jėzus atleidžia. Ten girdžiu nuodėmių nedaryk, broli, man tai ne visai pasiseka, man netobulai gaunasi. Imi ir pražiūri. Dievas sako, nėra nei vieno švento. Vienas viešpats yra šventas. O mes visi nusidedame, sako, jeigu jūs sakot nenusideda, tai jūs melagiai. Aš sakyčiau, nenusidedu, tai aš būčiau melagė, nes tobulas yra vienas Jėzus. Nebent mes, žinot, nenuoširdų su savimi ir nežiūrim į save per Dievo žodį, per tai, kaip Dievas žiūri į mus. Žmonių akivaizdu, aš galiu būti švenčiausia atrodyti. Bet aš vaikštau prieš Dievą ir aš vaikštau ir aš žinau, kur aš kartais nepataikau. Ne dėl to, kad noriu nepataikyti, bet dėl to, kad nesam tobuli. Amen. Ir todėl reikalinga atgaila ir reikalingas Jėzaus malonės priėmimas. Jėzaus malonė. Jėzus nori, kad mes priimtume tą malonę ir būtume laisvi. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Amen. Jį mušė, draskė jo kūną, kraujas tekėjo, dėl to ir aš buvau išgydyta. O tu? Aleliuja. Aleliuja. Ir tu, ir kiekvienas, kuris patikės, tikėjimu išgydymą turės. Amen. Ne iš karto. Kažkas stebuklo būdu iš karto gauna patikėjęs. Kažkas eina laikas ir pakeliui pamato tą išgydymą, bet nepasiduoda netikėjimui. Nepasiduok niekada netikėjimui. Netikėjimas tai yra
pralošimas, praradimas. Amen. Todėl Jėzus taip akcentuoja, lankykite gyčių surinkimą, statytinkitės tikėjime, kad tas tikėjimas būtų gyvas, nes jisai turi tokią tendenciją išgaruoti kažkaip tai, ar ne, aplinkybėse, bendravime su kitais žmonėmis visas pasaulyje, mes pasilpstam tikėjime, todėl yra gerai skaityti Dievo žodį, girdėti Dievo žodį, atsigaivinti Dievo žodžio tiesose. Jo žaizdomis išgydyti, mes visi buvome paklydę kaip avys, čia visi buvom paklydę, ar ne? Mes visi buvom paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu, bet viešpats. Aš buvau paklydus kaip avis, bet dabar žiūrėkite į mane, dabar žiūrėkite į mane. Išdidus sakytų taip. Nuolankus tu, pripažindamas, kas tu buvai, ir kas dabar esi Jėzuje. Amen. Kokia malonė. Ėjome savo keliu, bet viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Amen. Ir mes buvome išlaisvinti. Aš išlaisvinta šiandien ne dėl to, kad pasigerinau pati, bet dėl to, kad patikėjau Jėzumi ir Jėzus Kristus mane išlaisvino. Ir tave. Amen. Aš tikiu, kad ir tu tuo pačiu principu gyveni ir gyvensi. Iki susitiksime su viešpačiu. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Koks geras Jėzus. Kaip jis tave myli, kaip jis myli visą žmoniją. Kad jis neburbėjo, čia reikia ant to kryžiaus lipti, čia dabar, tai gerai, jau lipsiu ant to kryžiaus. Ne. Jis nepravėrė net burnos, jo širdį tokia meilė buvo žūstantiam pasaulio žmonėms, nes jis žinojo, jeigu jis aukos neatliks, visa pasaulio žmonėje eis amžinai kentėti pragaram. Todėl jo šitą meilę žmogui, žinok, jis taip lygiai myli tave šiandien, jo meilė nesumažėjo. Ir jis iš meilės tai padarė, neatvėrė burnos, kaip avinėlis vedamas pjauti. Man taip gaila, kai matau, kaip avinėlį rodo pjauna. Tikrai jis tyli. Fiziškai avinėlį, kai veda pjauti. Jis yra nuolankus. Jisai tyli. Jėzus Kristus ir tylėjo. Dėl to, kad jisai turėjo tikslą išpildyti Dievo Tėvo valią, atpirkti mus iš tų prakeikimų, iš tų ligų ir visų nuodėmių. Neatvėrė burnos, kaip avinėlis vedamas pjauti ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus. Jis neatvėrė savo burnos, jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę, nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų. Dėl mūsų nusikaltimų, dėl visos tautos nusikaltimų buvo avinėlis Jėzus Kristus kankinamas, kad mums būtų atleista. Kaip tai brangu. Jam paruošė kapą su nedorėliais, su turtingais po jo mirties, nors jis nepadarė nieko blogo ir jo lūpose nebuvo melo. Tobulas šventas Jėzus. Reikėjo kažko švento paaukoti, kad mus atpirkti iš to prakeikimo, kurį užtraukė Adomas ir Ieva. Reikėjo švento. Ir šventas buvo Dievo sūnus Jėzus, gimęs iš Dievo dvasios, ir jis, būdamas šventas, nepadaręs nieko blogo ir jo lūpose nekrasta melo, bet viešpats panorėjo jį sumušti. Koks brangus Jėzus, todėl mes šiandien džiaugiamės ir šlovinam jį, nes dėl ko tai darome, dėl to, kad suprantame, kad jį mušė dėl mano nuodėmių. Jį mušė dėl mano ir tavo negalių. Kai tu padarysi jo sielą auką už nuodėmę, jis matys savo palikuonis
Jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis viešpaties valia bus įvykdyta. Tai buvo viešpaties valia, Dievo Tėvo visagalio Tėvo valia, tai ką jis padarė Golgotoje dėl žmogaus. Amen. Jis matys sielos vargą ir bus patenkintas. Jis kentė sielą savo, Jėzus, ir kūnu ir sielą, bet dvasioje jis buvo patenkintas. Kuo patenkintas? Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus. Jis buvo patenkintas nešdamas mūsų nusikaltimus ir išteisindamas mus, užsidėjo visą mūsų neteisumą ir sunaikino. Amen. Priimkim, brangieji, šitą brangią malonės dovaną. Priešas stengiasi visą tai įvynioti į vatą. Priešas stengiasi, kad mes stengtumėmės būti šventi, šventesni savo jėgomis, įstatymu, o ne per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Todėl taip paprasta iš tiesų yra. Nusidėjus netyčia, aš nekalbu apie tyčia nusidėjimą, netyčia nusidėjus, atgailaujant ir priimam tai, ką jis padarė. Tu priimi, nes tu žinai, turi apreiškimą, kad jis tai padarė ir tu dėkoji jam, kad jis atleido, nes tu dvasioje matai kryžių, tu matai, kaip ant jo sudėta tavo ta nuodėmė ir jis sunaikinta. Ir sakai, ačiū Jėzau, kad tu ją sunaikinai ir man atleidai. Amen. Amen. Mes neturime būti religingi, žinot, atleisk Jėzau, taip reikia pasakyti, atleisk Jėzau. Nu ir kas iš to? Aš turiu sakyti, atleisk Jėzau. Ir savo dvasios akimis matyti, kad Jėzus praliejo kraują už mane, viską padarė, todėl malonės dovaną turiu, jis man atleidžia. Amen. Ir tada sakai, ačiū tau, Jėzau, kad tavo malonė, kraujas Jėzaus mane nuplauna dabar. Amen. Nes tu viską padarėjai. Nes daugelis žmonių sako, nu taip galima ir taip savo tikėjimo tokiu gyventi. Tikėti ir viskas bus gerai. Tikėti savo tikėjimu, tai nenoriu sakyti, žodis atėjo, ten negražu žodis. Nesakysiu, nu tuščias reikalas. Žmonėms, kurie netikė Jėzumi, gerai, tegul jie ten dar šiek tiek paegzistuos iki priklaups prieš Jėzų. Jie dar gyvena savo tikėjimą. Ir mes gyvenam kažkiek tai iki Jėzaus. Bet kai mes jau Jėzuje Kristuje, mes turime atmesti šitą tikėjimą savimi. Netgi jeigu sakai Jėzus manyje, tai tu tiki ne savimi, o tu tiki Jėzumi, kuris tavyje. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Šlovė viešpačiui. Štai jis mato vargą ir patenkintas ir nuteisina daugelį. Aleliuja. Jėzui Kristui aš teisus. Kai tu priimi Jėzui savo širdį, čia visi priėmė Jėzui savo širdį. Ar visi išpažinę Jėzų savo viešpačiu? Ten matau nepažįstamą žmogų. Jūs išpažinęs Jėzų savo viešpačiu? Gerai, prieš duonos laužymą galėsim išpažinti, ateis Jėzus į tavo širdį ir pakeis tavo gyvenimą. Amen. Mano gyvenimą pakeitė radikaliai. Radikaliai. Ir kiekvieno iš mūsų gyvenimą jis pakeičia. Jeigu tu nepamiršti, iš kur tave ištraukė, kas ištraukė ir ką dėl tavęs padarė. Amen. Aš prisimenu, kai priėmiau Jėzų, grįžau, sako, tu pasigėrus parėjai. Nesakau. Nuodėmės nuo manęs nuėmė. Aleliuja. Parėjau pilna šventosios dvasios prieš 33 metus, galvojo, kad aš girta. Taip kaip ta Senam testamentu Ona meldėsi, ten vebeliojo, sako, girta tu čia. Atėjus kunigas tas.
Bet iš džiaugsmo, kad, nes iš tiesų aš patikėjau, kad Jėzus man atleido. Ir aš pradėjau naują gyvenimą. Aleliuja. Ir einu, ir eisiu. Dėkoju Dievui už malonę, kad Jis laiko. Ir tikrai laiko tik tas tikėjimas Golgota. Jėzaus Kristaus krauju ir tuo, ką padarė Jėzus, tai yra pagrindas Evangelijos. Tai yra pagrindas, jeigu ne, mes pradėsim savo jėgą gyventi, į save žiūrėti, pykti, nervuotis, bijoti ir visa kita, ir viskas baigėsi. Todėl žiūrėkim į Jėzų, į viešpatį, mūsų viešpats. Dievas padarė dėl mūsų viską, todėl žiūrėkim į jį. Jis tau sako, žiūrėk į mane neprikaltą, žiūrėk į mane prisikėlusį. Aš tau malonę duodu, ateik pas mane reikiamų metų, aš visada tau duosiu. Tos malonės, kur yra. Noriu paskaityti dar vieną rašto vietą, kur moteris Marija Magdalietė atėjo sutepti Jėzaus ir jo neberado. 20 skyrius Jono Evangelijos. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, Jono Evangelija 20 skyrius. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuristas. Ten, kur buvo palaidotas Jėzus, ateina rytą anksti Marija Magdalietė ir ten nuristas akmuo. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems, paėmė viešpatį iš kapų ir nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapų. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapą. Pasilenkęs jis pamatė numestus drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir pamatė numestus drobules. Ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suvyniota ir atskirai padėta. Tada įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo, jis pamatė ir įtikėjo. Mat jis dar nebuvo supratęs rašto, kad jis turėsės prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Matot, kažkas pažiūri į Jėzų ir sugrįžta namo, paskui, valgyt nori. Bet kažkas sėdi prie jo kojų. Amen. Kažkas jo ieško. Ir štai, o Marija stovėjo lauke prie kapų ir verkė. Verkdama, ji pasilenkė ir pažvelgė į kapo vidų. Ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterie, ko verki? Ir atsakė, paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tikrai moteris tikėjo, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir jinai ieško viešpaties. Ar ieškau šiandien aš viešpaties? Ar man reikia šiandien viešpaties? Ar aš pati viešpats? Ar pats viešpats? Marija buvo to širdies, kad ji ieškojo jo ir jai rūpėjo, kur jos viešpats. Šiandien mes irgi sakom, viešpatie, tebūna tavo valia. Ne mano valia, tebūna tavo valia, kaip dangui, taip ir žemė. Viešpatie, man reikia tavęs iki gyvenimo galo, man reikės tavęs. Ar tau reikės jo? Amen. Man tai kasdien jo reikia. Šventoji dvasia bendravimu, jinai kalba viešpats ir šventai dvasia šiandieną ir mes ieškome, vadinasi, viešpaties. Amen. Ir jis mums reikalingas. O mokiniai kažkodėl ėjo ir nuėjo. Nežinau kodėl, bet
Jėzus jai tarė, moterie, ko verki, ko ieškai? Ji manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešė, pasakyk man, kur jį padėjai, aš jį pasiimsiu. Kokia meilė jos širdyje viešpačiui, kaip jai jo reikia. O mums visiems jo irgi labai reikia, kiekvieną dieną reikia viešpaties. Jėzus jai sako, Marija. Ji atsigręžė ir sušuko, Rabonė, atpažino Jėzų, balsą išgirdo. Tai reiškia mokytojau. Ir Jėzus aišku sako, neliesk mane. Aš dar nenužengiau pas savo tėvą, eik pas mano brolius ir pasakyk, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Ir Marija Magdalietė pranešė visiems mokiniams. Jis ieškojo viešpaties ir pažino jį iš balso. Amen. Tas, kas ieško viešpaties, pažįsta jį, kai jis kalba. Amen. O Dievas kalba savo dvasia. Amen. Į širdį. Dievas kalba, kai skaitai žodį, kalba. Ir tas, kas trokšta turėti viešpatį, tas girdės. Kas nenori girdėti viešpaties Dievą, tas ir negirdės. Amen. Jeigu ir girdės fiziškai, tai va, kaip čia sėdėjo tie mokiniai pradžioje, visi jie ten ir jiems nereikėjo to žodžio, ane, tam vaidinime. Bet jeigu man reikia viešpaties, aš klausysiu viešpaties žodžių, ką jis man sako. Amen. Aš klausysiu, ką jo žodis sako, nes man reikia viešpaties. Ir yra didelis pavojus pabėgti nuo viešpaties ir būti pačiam viešpačiu ir supratingu ir labai daug žinoti. Bet be viešpaties. Įmanoma tai. Tikrai įmanoma. Tikrai įmanoma visą Dievo žodį žinoti ir nebūti su viešpačiu. Amen. Todėl kaip svarbu mylėti viešpatį. Mylėti, sekti jo, ieškoti jo. Nesakau, kad ten, žinot, pasakau ieškoti, tai ten iš karto toksai vaizdas, nuo ryto iki vakaro, tai klūpo ir ieško, žinot. Ir vienas sako, čia ne tau, tikrai čia ne tau. Ne apie tai eina kalba, bet tu jo vis ieškai. Žodį paskaitau, paieškau, ar ne? Paklausau, paieškau jo, mes jo ieškome ir ieškokime ir nesitraukime, kad pažintume, kai jis kalba. Amen. Nes mes tikrai nepažinsim jo, kai jis kalba, jeigu mes širdim nemylėsime jo ir neseksime jo ir nenorėsime, kad jis būtų mūsų viešpats. Žinot, šiandien karta labai išdidi yra. Ačiū Jėzui, kad jis paėmė ir ištraukė iš tamsos ir įdėjo kitus troškimus ir kitus norus. Tikintieji nori sekti viešpačiu, todėl ir ateina į bažnyčią, todėl ir skaito žodį, todėl ir meldžiasi, nes viešpaties valios klausia, viešpaties paklusti nori viešpačiui, nes mūsų gyvenimas priklauso nuo mūsų viešpaties, o ne nuo mūsų pačių. Amen. Mes gyvenom patys savo supratimai, savo jėgom ir gyvenom, bet dabar mes sakėm, Jėzau, būk mano viešpats. Sakėm, ar ne? Prisiminkim. Sakėm, būk mano viešpats. Tai ir ieškokim toliau, bendraukim su tuo viešpačiu, nematomu, bet kuris girdi viską. Amen? Juk jis toks geras. Nebijokim viešpaties. Ir centre vienam žmogui tarnavau ir sako, dabar savaitė kažkokią, aš taip kažkaip jaučiuosi, kažkaip uždarytas lyg dangus, kažkaip tai kažką net taip padariau ir dabar net baisu ateiti pas viešpatį.
Aišku, dvasia patarnavo, sakau, kaip tik pats laikas eiti pas viešpatį. Amen. Nes priešas velnas nori mūsų atitraukti nuo viešpaties, kai labiausiai mums jo reikia. Jisai sako, tu nešventas, tu dabar toksai, tu atrodai nedvasiškai, tai ir neik pas tą Dievą. Kai būsi taip formui, tai jau ateik. Ne, ateik toks, koks esi. Ir viešpats pakeis tavo gyvenimą, išsakyk jam, ką nori išsakyti. Jei reikia atgailauk, jo malonė pakeis, jo malonė išlaisvins per atgailą, Dievo žodis sako. Jei reikia išminties kažkokios, nesupranti kažko, ką man daryti, išpasakok jam, išpasakok viską, viešpačiai būk atviriausias negu bet kokiam žmogui. Amen. Religija mums tokį suformavo įvaizdį, kad tu nešventas ir neik. Bet mes esam išlaisvinti iš religijos. Mes esam laisvi ir kelias pas Dievą yra atviras. Jėzus Kristus mums jį atvėrė ir dėl jo vardo jis mane ir tave priima. Reiškiasi, teisumą gavai dovanai. Priėjimą prie Dievo gavai. Amen. Jei Jėzus būtų neatlikęs aukos, mes niekada nebūtume nusidėję, jeigu netyčia, nebūtume prieėję prie švento Dievo. Bet kadangi priėmėm Jėzų į savo širdį ir pasidarėm jį savo viešpačiu, tarpininką priėmėm, tai ir priėjimą turim prie visagalio Dievo. Amen. Todėl ne vienas, kuris nepriėmė Jėzaus į savo širdį, jis ir nenueis pas Dievą. Sakot, oi, kaip žiauriai skamba. Nežinau, kaip žiauriai, bet tai yra tiesa. Amen. Nes vienintelis Jėzus Kristus atvėrė kelią pas Tėvą, sumokėjo brangą kainą ir atnešė mums laisvę. Aleliuja, aleliuja. Ir ten pasirodė po to savo mokiniams, sako, ramybė jums. Kodėl sakė ramybė? Aš, pavyzdžiui, kai man būna kažkokia, jeigu sumaištis kažkokios aplinkybės, aš sakau, ramybė tau dalė, ramybė tau, nes Jėzus taip sako. Jis visada sako, ramybė tau. Kai nurimsi, tai viską susigaudysi, ką reikia daryti, ar atgailauti, ar tikėjime pasistatydinti ir eiti per tą situaciją. Amen. Neramybė mes darom absoliučias klaidas. Todėl, kai tau būna neramu, pasakyk, šventąja dvasia įkvėptas, pasakyk savo, ramybė tau. Remigijau, ramybė tau, Sigita, ramybė tau, Gintarė, ramybė tau, Mindaugai. Jėzus visada, kai ateina ir sako, ramybė tau, nu, ko tu čia panikuoji? Aš tau viešpas, aš išspręsiu. Tik tu nurimk ir išgirsi mano balsą, ar jis žodį iškels, ar šventoji dvasia kryptį parodys, bet visa tai vyks ramybėje. Amen. Dievo bažnyčia rami, nes žino, kad visada Tėvas namuose. Amen. Visada jis pasiruošęs padėti. Visada jis mylintis, jis nerašė nuo kažkurios tai vietos Evangelijos ir po to mylėjo, o po to nustojo. Nėra tokio pasakymo, jis pamilo dar prieš pasaulio sukūrimą ir tebe myli ir jis ir dabar dėl tavęs pasiruošęs atiduoti viską. Bet kad tu paimtum tą viską, tu turi tikėjimu priimti tą viską. Amen. Jis tai pasiruošęs, jis tai viską atveria širdį, atiduoda viską, jam tieko negaila. Bet žinot, yra tėvo dalis, Dievo tėvo yra dalis vaikų. Ar tu ir aš pasiruošęs atsiduoti jam? Atiduoti tai, kas jam nepatinka, kad jis sunaikintų.
Nes vaikai visada šeimų turi pareigas. Šiandieninė, žinot, šiandienos gyvenime kažkaip tai tėvai turi pareigas, bet vaikai jokių pareigų neturi. Jūs tik leisti, jiems reikia daryti, ką jie nori, viską tik leisti. Neauklėti vaikų. Leisti užgniaužę, sako, ten viską, jeigu mokai. Ne, Dievas atsakomybę uždėjo, kad vaikus auklėti. Amen. O vaikai šeimoje turi turėti pareigas. Kokias? Paklusti Dievui. Amen. Paklusti Dievo dvasiai ir Dievo žodžiui. Ar tie vaikai, kurie paklusnūs šeimoje, palaiminti labiau, ar tie, kurie priešinasi, priešingai viską daro? Susilaukia jie bausmės. Tie, kurie priešinasi ir nepaklūsta. O tie, kurie nuolankus ir paklūsta, palaiminti. Ramybėje gyvena. Todėl ir mes, tėvas, ir mes jo vaikai. Mes džiaugiamės tuo, ką jis dėl mūsų padarė ir atidavė. Ir jis širdį atvėręs ir dabar ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako. Aš jūs išgydysiu, aš jūs išlaisvinsiu. Ateikit pas mane, pas gyvąjį Dievą, kurio nematyti. Kaip Tomas sakė, prisimenat, vienas iš mokinių. Nepatikėsiu, kol nepamatysiu tų skylių, kur buvo prikaltas Jėzus rankų. Ir Jėzus sako, palaiminti tie, kurie tiki nematė, haleliuja, aš taip dėkoju Dievui, kad jis davė man malonę patikėti nemačius. Ir tu dėkok Dievui. Tai Dievo malonė, tai Dievo meilė, kad tu suvoki, kiek dabar žmonių yra, kurie nesuvokia. Jie tiesiog atrodo kalbėjo, viskas aišku žodžiais, bet jie netikė. Amen. Todėl be abejo melskime, sako, kad Dievas suminkštytų jų širdis ir kad jiems Dievas apsireikštų. Man apsireiškė Jėzus, tu gali pasakyti, man apsireiškė Jėzus. Amen. Tau apsireiškė Jėzus, todėl tu jį priėmei. Jis apšvietė mums širdis, akis, tai mes jį priėmėm. Ir kas neapšviestas, tas ir nemato. Jis gali tik tai žinoti tekstą, žinoti žodžius, bet jam tai gali būti negyva. Tai štai, ne tik atpirko, ne tik prikėlė mus savo dvasia, dvasios jėga, nes Jėzus Kristus nugalėjo piktai, atpirko Golgotoje mus iš viso prakeikimo ligų ir kalčių, nuėjo į pragarą, nugalėjo piktąjį ir prisikėlė. Amen. Ir tai dar ne viskas. Ir jis sakė, atlikta. Kieno gyvenime jis taps veiksmingas? To, kaip jis ir sakė, kas tuo patikės ir šauksis jo į savo širdį, kad viešpaties, aš ateisiu jo širdį ir apsigyvensiu šventąją dvasią. Haleliuja. Štai ir skirtumas nuo religijos. Amen. Aš išpildžiau visą įstatymą, sako Jėzus, ir aš atėjau į tavo širdį, kai tu šaukeisi. Aš tau padėsiu. Bendrauk su šventąja dvasia, padėjėja mokytoja, pats viešpats. Jis nori padėti tau ir man išpildyti Dievo Tėvo valią. Amen. Viešpats nepabaigė savo darbo tuo, kad atsisėdo dešinėje. Ne. Jis labai nori, kad būtų atvirų širdžių, kurios šauksis jo ir jis ateis į širdį ir jis toliau gyvens kiekvieno širdyje. Tas pats Jėzus Kristus. Amen. Šventąja dvasia trečiu asmeniu viešpats čia žemėje žmoguje. Ir jis nori statyti savo karalystę per tave. Štai koks jo tikslas galutinis. Statyti
savo karalystę šitoj žemėje. Tu jam reikalingas. Amen. Tu jam reikalingas. Todėl jis atpirko, prikėlė, kad galėtų siųsti savo dvasią. Tu prikeltas tavy dvasia. Mes galim ir neleisti jam ten viešpatauti. Galim ir vėl toliau gyventi taip, kaip mums gaunasi. Bet geriau pasiduoti ir pasivesti. Amen. Ir pamatyti jo malonę, jo valią. Ir dar išpildyti jo planus. Ir nueiti amžinybėn. Nes amžinybė ne vienas nežino kelio. Amžinybė žino tik tai pats Dievas, kur nuvesti. Ir kai tu priimi šventąją dvasią, kai kūnas mirs paskutinę dieną, tu būsi prikeltas tą pačią dvasią, kuri buvo prikelta Jėzus Kristus, buvo prikeltas. Paskaitysime Efeziečiams laišką. Čia taip parašyta Dievo žodyje. Čia ne aš sugalvojau. Ir kad apšviestų jūs, čia atsiprašau, 18 eilutė 1 skyriaus Efeziečiams, Paulius apaštalas meldėsi ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. Melskis, sakyk, viešpatie, aš noriu sužinoti, kokia tavo valia mano gyvenime. Prašau, viešpatie, įvesk mane į savo valią. Ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai. Ir kokia jėgos didybė kiekviename iš mūsų, kai tikime, kurie tikime, veikia jo galinga jėga per mus kiekvieną, kurios priešas velnias labai bijosi. Jis nebijo religingo žmogaus, jis bijosi to, kuris žino, kokia jėgos didybė gyvena jame, kokia prisikėlimo jėga gyvena kiekviename iš mūsų. Jis veikia Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Štai kokia jėga tavyje gyvena. Jeigu tu priėmė Jėzų, štai kokia jėga tavyje gyvena. Kuri prikėlė Jėzų iš to kapo, iš numirusių gyvena, sako, ji dabar mumyse. Tai nereiškia, kad tu dabar viešpats. Ne. Tavi jėga, bet po viešpačiu būdamas, su juo bendraudamas, pasiduodamas jo žodžiu, jo dvasiai, jo jėga daug ką padarys per tave ir mane. Amen. Amen. Daug ką padarys per tave ir mane. Dar galim paskaityti 2 skyrius Efeziečiams. Nes Dievas apstus gailestingumo. Apstus gailestingumo. Iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, mes buvom mirę. Tu buvai miręs? Aš buvau mirus, kūnų gyva, bet mirus, čia kaip ta Ieva prakando obuolį. Dievas sakė, numirsi, jie valgysi, jau jis sako, nemiriau. Imkadoma ir nemiriau. Ji nemirė kūno, bet ji numirė dvasioje. Amen. Ir mes visi buvom mirę dvasioje. Tik Jėzų, kurį mes pasišaukėme savo širdį, jis mus prikėlė. Kaip jis buvo prikeltas tokia jėga, taip tu prikeltas buvai tokia jėga. Amen. Ir pasodintas kartu su Jėzumi. Ir pasodintas, jis veikė Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurie mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Haleliuja. Sakyk, aš atgaivintas kartu su Kristumi. Malonė esu išgelbėtas. Kartu prikėlė ir pasodino. Aš prikeltas, sakyk.
ir pasodintas danguje, Kristuje Jėzuje. Aleliuja! Štai kodėl mes šiandien džiaugiamės šitą prisikėlimo šventę. Aleliuja! Niekada tu ir aš nebūtume užlipę į dangų ir nebūtume kūnų ten nuėję ir pergalės turėję, bet Jėzus Kristus už mus iškovojo pergalę, paaukojo save, kad mums dovanotų tokią jėgą ir pasodintų kartu su savimi. Amen. Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje. Aleliuja. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Tai ne iš mūsų. Be abejo, tu būdamas atgimęs iš Dievo dvasios, darysi gerus darbus. Taip negali būti, kad tavyje Kristaus dvasia, tu darai blogus darbus. Ne. Jis daro gerus darbus per tave. Amen. Bet žmonės kartais savo darbais stengiasi patikti Dievui ir galvoja, dabar aš patinku Dievui. Ne darbais, sako Dievo žodis, ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame sukurti, mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kaip sakiau. Kristuje geriems darbams. Kai mes tikėjame juo, kai mes bendravome su juo, Dievas per mus savo dvasia darys gerus darbus. Aleliuja. Ir tu niekada nesidžiuosi ir aš, kad padarėm gerų darbų ir tinkam dabar Dievui. Mes girsimės Dievu, koks jis geras, kaip jis per mus veikia. Amen. Jam šlovė ir jam garbė. Todėl išdidumo išlaisvinimas tik tokiu būdu, kai mes suprantam, kad Dievas per mus daro darbus. Amen. Kad ir kažkokį didžiausią stebuklą padarytų per tave Dievo dvasia, ar ten prikeltų numirusį, ar ką, tu vis viena esi niekas. Amen. Bet jis yra kažkas ir jis daro savo jėgą, jam šlovė ir jam garbė. Todėl būkime visada dėkingi Dievui už tai, ką jis padarė gero mūsų gyvenime. Atsisėskim ir padėkokim. Ne dabar, namuose. Pasakyk, ką gero padarė. Nu, žinai, tik tą blogą atsimeni visada. A velnias taip ir nori padaryti tą blogą, iškelia pirmą planą blogą. Bet tu pagalvo, ką gero, bet yra ir gero. Amen. Mus taip priešas velnas suformavo, kad mes blogį greičiau matytume. Kaip čia irgi tam vaidiname, tame buvo. Kažkas vietą ten užėmė, žinai, ir kažkas ten dar kažką netaip daro, ar ne? Greičiau matyti negu geri dalykai. Tikrai. Todėl, kai augame dvasioje ir augsime dvasioje, mūsų požiūris bus toks kaip Jėzaus. Bet man ir jums reikia dar augti. Amen. Kad matytume, kad Jėzus per mūsų akis žiūrėtų. Aleliuja. Amen. Šlovė viešpačiui Jėzui. Šlovė jam vieninteliam. Kuo čia pabaigsim? Izaijo 61 skyrius ir jau baigiau. Šventoji dvasia ant tavęs? Amen. Aleliuja. Evangelijoje kažkur Jėzus prisimena sakė, šventoji dvasia ant manęs, jis pašaukė ten skelbti palaimingo metų ir taip toliau. Lygiai tas pats Jėzus savo šventąją dvasią ant tavęs ir ant manęs. Amen. Ir 61 skyrius Izaijo, viešpaties Dievo dvasia ant manęs, nes viešpats patepė mane skelbti gerąją žinią vargšams. Haleliuja, pateptas tu? Amen. Skelbti gerąją žinią? Haleliuja. O kas ta geroji žinia? Tai va tai, ką šiandien mes kalbėjom, kai tu žinai apie Golgotą, apie pirkimą, apie išlaisvinimą, apie atgimimą iš dvasios. Tai geroji naujiena. Amen. Nes viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą
kaliniams atidaryti kalėjimą, skelbti viešpaties malonės metus ir mūsų Dievo Krikšto dieną paguosti visus liūdinčius, įteikti liūdintiems jo negrožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo, gyriaus drabužiai vietoj apsunkusios dvasios, juos vadins teisumo medžiais, viešpaties sodiniais, jo šlovė. Jie atstatys griuvėsius, kurie seniai buvo paversti dykynę, atnaujins sunaikintus miestus, kurie kartas buvo ištuštėję. Tu kurių širdis, dvasios mirė, tu turi gerą žinią, amen, paskelbti apie Jėzų, kad jie atgytų. Gerai, pasimelskim šitą maldą, pakartokim. Viešpaties dvasia ant manęs, nes viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusiems, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą, skelbti viešpaties malonės metus. Amen. Aleliuja. Aš kai tarnauju kalėjime fiziniam, tie žmonės sako, kaip gerai, kad jūs ateinat, jūs įnešat tokią šviesą, jūs net nežinot. Ir tai man buvo taip brangu, kad mes ne veltui nešame tą Dievo žodžio tiesą, kad tai žmonėms labai reikalinga. Mums atrodo taip paprasta, mes taip žinom jau seniai, tas Jėzus ir tas išlaisvinimas, ir tas išgydymas. Čia jau reikia kažkur toliau eiti, Ne, mes negalim nuo šito nueiti žmonių išgelbėjimo. Svarbiausias pamatas. Aleliuja. Amen.